Sveiki sulaukę šventų kūčių ir dėkojame, kad šį jaukų vakarą renkatės mūsų kanalą ir kviečiame apžvelgti šios dienos naujienas. Aš, Eglė Šantaraitė. Ir aš, Adomas Grinius, kviečiu pakučiauti kartu štai čia. Dėkojame, kad esate kartu. Pradžioje apie naujienas trumpai. Krikščioniškasis pasaulis švenčia kūčias, sulaukus gražiausių metų švenčių, sveikinimus ir šiltus linkėjimus siunčia bažnyčios ir šalies vadovai. Tegul Kristaus gimimo džiaugsmas pripildo mūsų širdis ir namus. Auginkime vienybę, puoselėkime pasitikėjimą vienas kitu. Prieš didžiasias metų šventes konservatoriai sulaukė nemalonių naujienų. Į partijos pirmininkės nominuotą Ingridą Šimonytę nusprendė posto nesiekti. Kas vadovaus partijai? Favoritu čia jau automatiškai tampa Laurynas Kasčiūnas. Esame 3 profesionalai, galbūt atsiras dar kitų. Savivalė keliuose. Prie geležinkelio gyvenantis vietiniai aiškinasi, kas nusuko kelio ženklą ir kodėl vairuotojai per pervažą važiuoja nestodami ir net nestabdydami. Būdė kada nors matėt policiją čia? Ne, nė kartą nematė. Ženklai nusukti jau dabar mėnesį gerą, niekas jų neatsuka. Dar vienas lietuvių rekordas. Kelionių išlaidos šiemet siekia daugiau nei $500 milijardo. Netikėtas posūkis ir dėl kelionių krypčių. Vietnamas, taip pat Tailandas, Zanzibaras. Daugiau negu 50% paaugo išlaidos Japonijoje. Žiniose ir apie Donaldo Trumpo norą perimti svetimas teritorijas. Vėl pareiškia, kad Amerikai reikia pirkti Grenlandiją. Amerikiečiai lemia politinę strategiją dideliai vakarų pasaulio daliai, bet faktas tas, kad Grenlandija neparduodama. Vis daugiau lietuvių savo namus prieš šventes paverčia tikrą pasaką, negailėdami nei šviesų, nei elektros. Kai kurias šviečiančias sodybas apžiūrėti atvažiuoja žmonės iš visos Lietuvos ir net pilnais autobusais. Žmonės ir sako, nu kokia jo kantrybė. Tai jūs įsivaizduokit, čiagi viską reikia izoliuoti, vėl nukeli, vėl izoliuoti, taip 3 mėnesiai beveik. O štai į vienos šeimos namus įsisuko Grinčas, pavogė visas dovanas ir tai ne kino filmas, o tikra istorija, bet ar su laiminga pabaiga. Visa bendruomenė prisidėjo, nudžiugino mano vaikus. Dėkoju ir sveikinu visus su artėjančiamis kalėdomis. Sveikiname visus su šventomis kūčiomis ir dėkojame, kad šį jaukų vakarą renkatės LNK. Tad žinių pradžioje kviečiame pasiklausyti, kokius sveikinimus ir linkėjimus, kai krikščioniškasis pasaulis švenčia kūčias ir pasitinka kalėdas, siunčia bažnyčios bei mūsų šalies aukščiausi vadovai. Šalies tikinčiuosius ir ne tik juos su svarbiausia metų švente sveikina arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jis linki nepamiršti vilties, kuri padės išgyventi bet kokias negandas. Mielieji, šį šventų kalėdų laiką, kai vėl